Turim gerų naujienų, aš kaip suprantu, būsim saugus kaip niekada iki šiol. Ir šį kartą tik nuo Suomio atsilikom, tai vėlgi pirmausim. Trejetukė prizininkų būsim. O čia Gal dar galima? Nedara, ne ne? visai, ne visai. Tai pataisykit, kur klystu, bet apie ką kalbam, apie tai, kad Nu tai pirmą gal nausėda. kalbam apie tai, ką kalbam, o paskui panagrinėsim. Jo, tai ir sakau, nausėda pasakė, kad mes atgyvenas brauksim politikų sprendimu, be jokių žmonių įsikišimo, kad čia nieks netyčia nesutrukdytų atgyvenų išbraukyti iš konstitucijos, tai antras žingsnis po, ar ten trečias po visokių minų, ne, tai leisim vėl atominį ginklą. Ne, palauk, Galvoju. tu čia dedi nelygiaverčius dalykus ant stalo, nes ten konvencija buvo pasirašyta ir taip toliau. Čia mes kalbam apie gerokai rimtesnį dalyką. Aš, pavyzdžiui, nežinau precedento bent jau Lietuvoje, kad iš konstitucijos būtų patrauktas visas punktas. Visas straipsnis. Straipsnis tai yra, taip. Keičiasi laikai, Viktorai. Tai bet palaukit, bet tai tas straipsnis kalba ne tik apie tą branduolinį ginklą, jisai kalba ir apie užsienio bazės. Tai va čia, Alvi, tu pakomentuok, pavyzdžiui, ką jisai sako ir ką čia mūsiškiai išdarinėja. Nes tu kartais pagalvoji, kad jau dugnas žiūri pasibeldžia iš apačios ir ten Nausėda. Gabrielius stumia Nausėdą. Tai, kad čia komentuoti kaip ir nelabai yra ką, aš manau, kad straipsnis bus koreguojamas taip, kad ta draudimas. Aš apskritai nesuprantu, kam reikia čia keisti tą konstituciją iš tikrųjų, nes mes jau laidose esam kalbėję apie tai, kad Lietuvoje yra už valstybės biudžeto ar skolintus pinigus, kur mes turėsime atiduoti tas skolas, tas paskolas, yra statomos užsienio valstybei priklausysiančios karinės bazės, nepaisant to, kad priklausančios, Alvi, jau priklausančios. Nu, priklausančios, taip, nes susitarimai yra pasirašyti, čia Taip. Vyksta dabar, sakykime, jau tokie įkurtuvių darbai, pavadinkim, ruošiamas įkurtuvėms yra, tai vat, reikia susivežti baldus, įrangą, visą kitą, įsikurti, apšilti kojas, o paskui jau bus galima čia. Bet tai yra ne priešo kareivio batas tryps Lietuvos žemė. Ne, tai mums draugiškos valstybės. Nesvarbu, kad buvo jinai ten porą kartų mūsų okupavusi. Nesvarbu, kad dešimtis tūkstančių lietuvių buvo kadaise vežami į koncentracijos stovyklas ir žuvo. Taip kad čia visai kas kita yra. Tai iš tikrųjų aš taip ir rimtai, ir pusiau juokais kalbu, bet jeigu valstybė leidžia savo steigti užsienio valstybės karinės bazės, nepaisant to, kad konstitucija numato draudimą, tai aš nelabai suprantu, kam tą konstituciją keisti dėl to branduolinio ginklo, dėl to masinio naikinimo ginklo. Tai tiesiog galbūt pasikreipkime į konstitucinį teismą, ir jisai ten remdamasis ar dvasiomis ar nedvasiomis pateiks reikalingą išaiškinimą, kad, kaip sako dabar Nausėda, kad pasikeitus geopolitiniai situacijai ir taip toliau ir panašiai, kad jeigu čia tas branduolinis ginklas tik tai įplaukia į uostą, bet nėra nuolat, reiškia, dislokuojamas, tai čia tai neprieštarauja konstitucijai ar kažką tai panašaus. Nu ir viskas. Ir kam čia tą konstituciją keisti? Tai toks ir komentaras, o dar papildomai ką aš galiu pasakyti. Tai jeigu jau mes priimam tokį sprendimą, tai kad didžioji dalis ar beveik visos tos politinės partijos, dar mes gal čia kas ten pritarė, kas nepritarė, bet kažkaip supratau, beveik visi kaip ir pritarė. Išskyrus gal tik tai, kaip Viktorai minėjai prieš laidą Nemuno aušrą, kuri kalba apie tai, kad reikėtų referendumo šito klausimu, bet lyg irgi nėra taip, kad prieš nusistačiusi, o tiesiog sako, kad turėtų tauta tą nuspręsti. Man beje būtų labai įdomu to referendumo rezultatai. Aš nenustebčiau, jeigu jie būtų palaikantis tą poziciją, kurią šiandien išsakė prezidentas. Aš tikrai dėl to nenustebčiau, nes baimės įvaryta visiems yra.
Taip. Bet aš ką norėjau dar vat pasakyti, tai dabar galbūt tos pačios politinės partijos, jeigu jos priima sprendimą dėl branduolinio ginklo, kad jis Lietuvai reikalingas yra, tai gal tada mums tų poligonų nebereikia. Nei tų Mercedeso, reiškia, tų transporterių ten kariuomenė už milijardą. Nu tai jau Tai turim ką voksim? patį, reiškia, piramidės viršūnėje stovinti, reiškia, tą dalyką, nu tai kam tos karinės bazės, kam ten tie šarvuočiai, kam ten kažkokie šautuvėliai ir taip toliau, tai pykštelsim ir viskas, nu ir baigtas kriukis. Nu. O tai ką Kiekvienam voksim? lietuviui po atominę Ir bombą. baigtas kriukis, va taip ir bus baigtas tiesioginė to žodžio prasme ir ten, ir čia, ir visur kur kitur. Nu, tai Žinai, aišku, čia, kai durnius užsidedi savo kryžių, išsipieši ant kaktos ir vaikštai, reiškia, ir sakai, čia aš dabar esu saugus, reiškia. Žinau, Aš tai šiandien- nereikia turbūt ir čia būti dideliu ekspertu, kad galėtum suprasti, kokia tai bus tos pačios Rusijos federacijos reakcija į šitos veiksmus. Tai bus nukreiptos kelios branduolinio ginklo galvutės į mūsų valstybę. Kokios kelios čia vienos per daug bus. Nu, taip aš taip jau su. Tai va, aš žinai, šiandien kaip tik važinėjau su mašina daug čia po Žemaitiją ir girdėjau, kaip buvo dienos tema tokia žinių radija ten, žinai. Nu ir ten kalbėjo Kasčiūnas, žodžiu, ta laida vyko todėl, kad buvo visi surinkti pas prezidentą ir prezidentas paaiškino visiems, kaip čia turės dabar būti. Visi iš principo pritarė, visi linksi galvom, žinai, nu kaip politbiurė visada. Ir tik tai Nemuno aušra, kaip mes minėjom, jie siūlo referendumą daryti. Aš taip pavyzdžiui įsivaizduoju, kad tai yra labai teisingas sprendimas, todėl kad už tokį valstybės sprendimą turi prisimti atsakomybę kiekvienas valstybės gyventojas. Aš, pavyzdžiui, nesuteikiau mandato ten kokiam nors Simonui Kairiui, čia norėjau labai nusikeikti, balsuot už mane, už tai, kad pas mus būtų panaikintas šitas konstitucijos straipsnis. Aš dar kartą kartuoju, aš savo ausim girdėjau, kad vienas iš sprendimų yra iš vis naikinti šitą straipsnį. Kad jo nereiktų. Tai dar gražiau. Kad jo nereiktų, bet aš tikrai šitą girdėjau toj pačioj laidoje. Tai taip ir yra, niekas net nesvarsto, kad kažką keisti reikia, jie už tai, kad jį visai išbraukti iš konstitucijos. Tai aš ir sakau, tai dabar, žinai, prasidės baisulinė reklaminė kampanija ir mes turim pasiruošti ir paruošti savo žiūrovus, kaip dabar mums bus aiškinama, kad jeigu mes šito nepadarysim, tai mums visiems bus kapai. Bet aš atvirkščiai pasakyčiau, jeigu mes šitą padarysim, va tada mes prie kapų priartėsim pakankamai dideliu greičiu ir labai arti. Todėl, kad, kaip vat jūs ir sakėt, jeigu pas mus yra šitas padaroma, tai mes automatiškai tampam taikiniu. Nes tokia yra Rusijos doktrina. Nes mes čia nevaidinkim, kad čia ne Rusijai šitas yra sukurtas projektas. Čia vien Rusijai tas yra padaryta. Nu tai, žinai, matant dabar kabutėse ukrainiečių pergalės fronte, nes aš kai skaitau apie tas mūsų propagandoje toj juokingo, jinai žemiau kritikos apie ukrainiečių pergalės ir kai aš pasižiūriu realius skaičius, kas vyksta fronte, Telegram kanale, nes visur kitur tu šitą jau nelabai gali pamatyti, nu tai ten visiškai atvirkščias vaizdas. Va dabar lietuviai žaidžia su Britais, mes čia drąsiai darom laidą ir konkuruojam su Lietuvos rinktinė krepšinio, tai dabar lietuviai po pirmo kėlinio laimė 18 taškų, o mes galim sakyti, kad ne, mes čia kauname su lietuviais kaip su Britais kaip lygiais su lygiais. Nu tai galima tą klėdėjimą leisti eterį, kažkas gali jo tikėti, bet kažkokios turi būti vis dėlto ribos. Tai aš manau, kad visą gyvenimą, kiek aš atsimenu, vyko kova apie branduolinio ginklo uždraudimą. Net ir gūdžiais tarybiniais laikais, ne? Mes dabar ateinam ir pasakom, užeikit. Welcome. Gerai, dabar teisingumo dėliai turim biškį padėlioti dalykų, kad
Man labai taip keistai pasirodė, aš klausiausi, ten Olekas su Nausėda darė tą spaudos konferenciją ir vieną kartą pabrėžė, kad lietuviai vieninteliai tik tai turi va tokį teisinę reguliavimą, kad negali būti jos teritorijoje atominių ginklų. Nu, ir aš pasitirinėjau. Iš tikro, kad konstitucijoje būtų įrašyta, taip, tik Lietuva vienintelė turi iš visų NATO šalių tokį konstitucinį straipsnį. Bet jie sumelavo, kad nei viena kita šalis neturi to. Pavyzdžiui, Ispanija 86 metais, kai stojo į NATO, vykdė referendumą, tą patį baisų referendumą. Ir tame referendume buvo parašyta būtent, kad Ispanijos teritorijai negali būti dislokuojamas atominis ginklas. Tai čia yra melas, kad nėra kitose NATO šalyse to teisiškai registruota. Tai dabar pabrėžia, kad oi ne, mes tik tai čia, mes nenorim ten nieko dislokuoti, čia tik tai jeigu karo atveju reikėtų mums čia greitai, nu tai irgi yra toksai irgi žodžių žaismas, sako, ne, mes pavyzdžiui, esam visose konvencijose, kur neleidžiama platinti to biologinio ir cheminio ginklo, nu, kas irgi yra gerai. Bet vėlgi, kaip mes žiūrime į tą 137 straipsnį, kuriame įrašyta būtent atominis, ne atominis, o masinio naikinimo ginklas ir būtent užsienio karinės bazės. Tai jie labai gražiai sužaidžia, sako, niekas kitas neturi apibrėžto masinio naikinimo ginklo, pas mus yra. Tai braukiam blok straipsnį ir kas pasidaro, tuo pačiu užbraukia ir tas užsienio karinės bazės. Ir gerai, kai buvo amerikonai dar čia padarė tą Seimo rezoliuciją 17 metais, kad leido čia tą amerikonam įsikurti, jų kariams, suteikiant jiem ten daugiau visokių privilegijų būtent dėl šito konstitucinio straipsnio. Tai dabar ką jie padarys? Jie, žaisdami to, kad čia yra mes vieninteliai tokia pilkoji zona, jie nušaus du zuikius vienu šūviu. Ir tai tada, kai kils klausimai dėl naujai statomų karinių bazių, jau tikrai karinių bazių už savo pinigus vokiečių brigadai ir vokiečių kariams, tai labai geras momentas sustvarkyti, kad nebereiktų atsakinėti nepatogius klausimus. Aš galvoju taip. Nekils, Viktorai, tokių klausimų niekams nekilo. Kodėlgi nesusitvarkius? Jo? Ne, nu tai taip, aišku, gal kaip pasakyti, dėl šventos ramybės. Aš esu komentavęs dar, jeigu trumpai, dėl tų užsienio valstybių karinių bazių yra konstitucinio teismo nutarimais išaiškinta, kad apskritai nėra, konstitucija nedraudžia Lietuvos teritorijoje, reiškia, būti kitos valstybės kariniams daliniams, jeigu ten vyksta kažkokios tai bendros pratybos, kažkokie tai mokymai, ar kažkokie tai, reiškia, gynybos tikslais, ir gali, reiškia, ta užsienio valstybė ar užsienio valstybės karinis dalinys, jisai gali turėti čia kažkokį tai, tą karinę bazę, bet tik su sąlyga, jeigu jis tą kontroliuoja karinę bazę kartu su Lietuvos valstybė, kad tai yra bendrai vykdoma šitos karinės bazės, taip aš sakau, sutrumpintai ten neišsiplėsdamas, kontrolė. Bet reikalas tas, kad susitarimas, kuris yra pasirašytas Lietuvos ir Vokietijos dėl statomo dabar to Rūdininkų poligono, taip, Rūdininkuose, ar ne? Tai jame tame susitarime yra aiškiai pasakyta, kad Lietuva perduoda Vokietijai išimtinę teisę kontroliuoti patekimą į šitą karinę bazę. Išimtinę teisę tvarkyti šitoje karinėje bazėje. Ir Lietuva turi teisę į ją jos atstovas patekti, jeigu Vokietijos pusė suteikia, jie turi ten pasakyta, ten apžaista, turi būti geranoriškos viena kita ir taip toliau, bet vis tiek patekti į tą teritoriją Lietuvos atstovai galės tik tada, tik tuo atveju, jeigu vokiečiai tokį leidimą duos.
O patekimą į jie duos. teritoriją ir pačią karinę bazę išimtinė teisė, aiškiai pasakyta, išimtinė teisė suteikiama kontroliuoti Vokietijai. Tai čia taip ir tu, Viktorai, teisus, galbūt kažkada, kažkam tai ateityje, nu, bet aš tik neįsivaizduoju, kam čia galėtų kilti mintis dabar kelti tokius klausimus. Tai ne vienas Seimo narys iš tikrųjų nekėlė tų klausimų, nekelia ir nežinau, gal nesiruošia kelti. Bet išbraukus tada mes iš viso atidarom Pandoros skrynią. Tai čia tada tų karinių bazių mes turėsim, patikėkit, ir ukrainiečiai čia turės tas karinės bazės, čia tuoj projektai bus pradėti nauji, reikės daryti ir taip toliau ir panašiai. Taip kad veiklos bus visiems. Alvi, bet taigi visos draugiškos valstybės pas mus bazės statysis, taigi visi duos tos leidimus užeiti. Visi čia Tai gerai, aš draugiški. tiem visiems, kurie taip sako, tai aš galiu pasakyti, tai mes visada, tai ir tada draugiškos valstybės bazės buvo Lietuvoje, o tada nedraugiškos buvo bazės. Ne, Draugiškos? okupantai, ypač. Nu, Žiūrėkit, kaip tai? jūs visada ateitį labai lengva numatyti, žinant praeitį, ne? Tai jūs prisiminkit visai neseną įvykį Pabradės poligone, kai paskendo tie amerikonai. Ir paklauskit pas žmonės, kadangi Lietuva yra maža, visi kažką pažįsta. Paklauskit pas tos, kurie ten kažkuo vienu ar kitų kampų priejo prie šitos situacijos, kiek jie gavo informacijos ir kaip su jais bendravo amerikonai. Ir viskas, ir daugiau nieko nereikia. Tai kada bus išmestas šitas straipsnis lauk, o jis turbūt bus išmestas, nes jau sakau, toj prasidės paramos kampanija per visus Jakilaičius ir visą kitą šlamštą, tai daugelis žmonių sakys jo, nes, kaip atsimena, tarybiniais laikais sakydavo, glavne, što vainai nebuvo, o visa kita yra dzin. Nu, tai čia bus lygiai tas pats pasakojimas, nenoriu vartoti žodžio naratyvas. Bet jisai jau yra paruoštas, akivaizdžiai matosi per spaudos konferenciją, kaip kalbėjo Olekas ir Nausėda, jau grinai yra tos pilkoji zona, brandolinis atgrasimas, viskas jau yra jau PR-šikų jiems sustatyta, gražiai surašyta ir jie tas pačias klišes jau naudoja, grinai, kurios ir bus naudojamos PR-ui. Čia akivaizdu, kas supranta, kas yra propaganda ir kaip veikia žiniasklaida. Maždaug prieš 1,5 mėnesio šitą temą buvo netyčia išlindus, atseit netyčia ir visi jie nukilino, pasakė ne, jokių būdų ne. Dabar jie paruošia pamatus ir jie užeina antrų ratų dabar. Viskas čia, man pažiūrėti, čia viskas yra aišku ir aš galiu duoti turbūt, nežinau, dešinės rankos svarbiausia pirštą nukirti, kad šitą tema bus prastumta.